Sustiprėjo vienas rimčiausių naujo karo artimuosiuose rytuose fazės ženklų. Izraelis leido kariuomeniai mobilizuoti iki 400 000 rezervistų dėl susirėmimų su Iranu ir Hezbollah. Šis faktas įdomus, tačiau yra svarbus aspektas. Pati kariuomenė pareiškė, kad šis skaičius yra avarinė riba, nustatyta tam, kad būtų galima lankščiai reaguoti pagal poreikį mūšio lauke. Šio sprendimo centre Benjamino Netanjahaus vyriausybė, Izraelio karinė vadovybė ir rezervistų pajėgos, pagrindinė karo mašinos dalis. Priemonę patvirtinus, karas jau vyko keliomis kryptimis. Jungtinių valstijų ir Izraelio išpoliai prieš Iraną prasidėjo vasario 28 dieną, o Hezbollah pradėjo pulti Izraelį kovo 2 dieną, remdamas Teheraną. Nuo tada spaudimas nebebuvo vien tik iš oro, bet apėmė ir pasienio kovas bei teritorijos kontrolės siekį. Čia ir kyla klausimas, kuris dominuoja naujienose. Ar ši mobilizacija rodo invaziją į Iraną? Iki šiol konkretus karių judėjimas sausumoje labiau susijęs su Libanu nei su Irano teritorija. Izraelis paskelbė, kad ketina užimti pietinę Libano juostą iki Litani upės kaip saugumo zoną. Ši teritorija sudaro beveik 10% Libano. Associated Press teigia, kad operacija jau vadinama invazija. Tūkstančiai Izraelio karių kirto sieną, o sausumos kovos trunka jau 3 savaitės. Kur čia įsitraukia Iranas? Jis tampa kitu didžiuoju karo frontu. Šį penktadienį Izraelis vėl smogė objektams susijusiems su Irano branduoline programa. Associated Press pranešė, kad buvo atakuotas sunkiojo vandens kompleksas Arake ir urano koncentrato, žinomo kaip Yellow Cake, gamybos padalinys Yazde. Praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Izraelis perspėjo, kad ketina eskaluoti ir išplėsti kampaniją prieš Teheraną. Kitaip tariant, konfrontacija su Iranu išlieka intensyvi ir auganti, tačiau vyksta bombardavimų, raketų ir atakų prieš strateginę infrastruktūrą forma, o ne kaip oficialus sausumos pajėgų įsiveržimo paskelbimas. Paryžiuje Markas Rubijus pareiškė, kad kariniai tikslai prieš Iraną gali būti pasiekti be sausumos pajėgų, o operacija turėtų trukti savaitės, o ne mėnesius. Kodėl leidžiama pasitelkti iki 400 000 rezervistų? Izraelis siekia turėti pakankamai karių ilgalaikiam karui įvairiuose scenarijuose. Tuo pačiu metu atakos prieš Iraną, kovos su Hezbollah, okupacija pietų Libane, savo teritorijos gynyba ir naujos regioninės grėsmės. Ši mobilizacijos riba veikia kaip karo draudimas. Jis suteikia kariniai vadovybei laisvę greitai padidinti pajėgas. Jei konfliktas dar labiau paaštrėtų, šio sprendimo svarba peržengtų Izraelio sienas. Pasak Reuters, karas jau pakėlė Brent naftos kainą iki beveik $112, daugiau nei 50% nuo konflikto pradžios. Hormūzo sąsiaurio sutrikimas ir toliau sukrečia energijos, transporto ir pasaulio rinkas, todėl ši mobilizacija taip gąsdina. Tai ne tik karinė priemonė, bet ir įspėjimas, kad krizė dar neišspręsta. Egzistuoja aiškus ir patvirtintas milžiniškas karinis šuolis – leidimas mobilizuoti iki 400 000 rezervistų. Dalis tarptautinės žiniasklaidos jau pripažino invaziją į pietų Libaną ir agresyvėjančią oro kampaniją prieš Irano taikinius. Jei diplomatija žlugs ir konfliktas paaštrės, šis skaičius gali tapti eskalacijos pagrindu. Tačiau remiantis iki šiol žinomais faktais, Izraelis ruošiasi visiems scenarijams.